Sveikučiai, Pietų Korėjos fanai, persikėlėme iš Busano miesto į Pietų Korėjos sostinę Seulą. Ir su dideliu liūdesiu širdyje turiu pranešti, kad tai yra paskutinė stotelė mūsų šioje 6 mėnesių kelionėje po Aziją. Net liūdna darosi. Bet mes dar pasispardysim. Važiuojam. O dabar varom į savo mėgstamiausią vietą pavalgyti. Va, tai viskas pas mus skaniai atrodo. Pas mane sūrio lazdelės, pas žmoną paršieną, salatytės, kimči nerealiai skanus ir pipiriukai. Viskas kainavo apie 13 eurų. Pirmiausia tai, kad yra savitarnos aparatas, per kurį viską užsakome. Ir yra angliškas meniu. Ir iš to angliško meniu anglų kalba yra tiktais žodžiai angliškas meniu. Paspaudint angliško meniu ir viskas korėjietiškai parašyta. Skanu? Jei tau patinka ir tau patinka, tada ir man patinka. Wow, kaip skanu. Tu dar mano sūrio lazdelės nebandai. Labai skanu. Niam. Ir dar Fanta. Nes kas geria Fanta, tas kas yra? Teisingai, fantastiškas. Operacija sūris. O kas čia pas mus keliauja super skanų padažą? Tai va tokie skanus pietus. Skanaus mums ir skanaus tiem, kas valgo. Eilinį kartą nerealiai skaniai pavalgom. Paskui dar moteris tokias prisėdusios, atrodo, kad pas jas defektas burnos buvo. Jau taip garsiai čepsėjo, tapsime iš visų pusių. Ta prasme, kas nemėgsta čepsėjimo girdėti, tai sunku būtų ten sėdėti. O aš važiavau į parduotuvėlę Red Bullio. Red Bullio nebuvo, bet buvo toks gėrimas, neįsivaizduoju kas čia. Bet vertėjas parašė, kad čia yra pušų pumpurų gėrimas. Eik, tu savo rimtai. Pušimą atsiduoda pavasti. Nu, lygiai tas pats atrodo, kaip tas ekstraktas, kur ant akmenų pirtyse pylat, tai va atrodo tą patį, tik čia geri, o ne pili. Nu, nėra kažkas baisaus, bet labai neįprasta. Imk tu paragauk. Gerai. Eik, tas gerulis. Eterinis aliejus. Nu, eterinis aliejus. Taigi neskanus, sakė, dabar jau geri? Patinka? Tai gal čia vaikam geriamas? Atvažiavom į dar vieną sakurų žydėjimo vietą. Kol žydi, reikia žiūrėti, nes Lietuvoje tikrai to nepamatysim. Visos moterys varosi iš proto dėl šitų vietų. Ir aš esu įkaitas, aišku. Kad azijiečiai mėgsta fotkintis, tas jau senai aišku. Bet kai pakelia šunį prie sakuros ir draugė fotkina, tas labai juokingai atrodo. Čia tokių vaizdų prisižiūrėjom ką tik. Vietos labai gražios, bet šitie milijoniniai miestai Azijos tai labai stipriai vargina. Seule gyvena 10 milijonų. Ir vis laik tokių tempų reikia vaikšti, nes vis laiką tiesiog talpos žmonių vaikšto. O čia pastebėjom, kad didžiulės minios žmonių eina ir kažkoks tai gėlių festivalis rašo ant stendų. Neaišku, mokamai ar nemokamai. Tai išsiaiškinsim. Man atrodo, čia jo pradžia. Neatlaikėm Azijos tempo, susinervinom ir pagalvojom, kad eisim persikraut geriau. Užėjom į Starbucksą, brangioji paėmė kažką tai mango. Kas čia per mango gėrimas? Mango banano kokteilis. O pas mane karamelinė frappuccino. Turbūt tik porą kartų gyvenime tokių ragavęs, bet jeigu esam ponai, tai reikia elgtis kaip ponai. O geriausia, kad atėjom čia ir aplinkui visą Starbucksą belenkiek protestuoti ir labai daug policijos čia. Kai išeisim parodysim. Ne pati saugiausia šiai vieta, aišku, čia dabar yra. Žiūrėkit, kiek daug žmonių dėl mūsų susirinko. Sveikučiai fanai! Tuoj ateisim, pasirašysim visiems. Palaukit. Grįžtam į trasą, pažiūrėsim, kas čia per gėlių festivalis. Atsigavom, biškį pasikrovom cukriuko energijos, varom toliau. Vargšų tie medžiai, kaip jos visi fotografuoja. Kiek SD kortelių užpildyta būna, kiek gigabaitų sunaudota. Tiesiog nufotografuota tai, kas vyksta kiekvienais metais. Aš suprasčiau, žmogus vieną kartą nufotografuoja ir turi visam gyvenimui. Bet kodėl reikia kas metą fotografuoti, kas kitai būna? Red iškart šovė kontrargumentą. Sako, kodėl tu kiekvieną savaitę alų geri? Kas kitai būna? Nu, su alum tai kitaipgi. Jis būna kitokio skonio, kitokių rūšių. O sakuros vis laik vienuodos. Net Minecraft'ą reklamuoja. Viskas turistam padaryta, viskas turistam. O, pas mus čia tusovkė vyksta, girdžiu. Tai prasme, žmonės fotkinasi su fonu į mašinas. Joma, jo, kas darosi, aš nesuprantu. Į Akropolį nuvažiuokit pasifotkinti, ten pilna mašinų irgi.
O čia yra daromos babų profilio foto Facebook'ui. O ne, dukra tai pamatys balionus. Labai negerai, labai negerai. Slėpkit balionus. Kada čia tas takas pasibaigs? Mes jau virš 2 kilometrų praėjom. Ir ne pabaigos nesimato. Kartais galvoju, kad mano žmona nėra žmogus, nes mes jau tiek prasėjom, dar ne vienos foto nebuvo padaryta. Tai realu iš vis? Taip gali būti? Reda sako, čia taip gražu, kad net nesinori fotografuoti, nesinori gundyti savo draugių ir erzinti jų. Vis dėlto žmogutis nesusilaikė. Pasaulis turi pamatyti šį grožį. O mes atėjome į padūkimo aikštelę. Tiksliau į policijos rengimo centrą. Būsimus pareigūnus čia ruošia. Pažiūrėkit, kiek kamerų. Vaikų žaidimo aikšteliai. Čia kiba nesaugu labai. Ar tėveliam pavėsinės padarytas. Kas pirmas šiožia? Kas pirmas šiožia? Ui! Kas sekantis šiožia? Ui! Tu drąsi? Tu tokia drąsi? Tu nebijoji čia? Aš tai bijočiau. Šiandieną pradedam nuo įdomios vietos, nuo iliuzijų muziejaus. Įėjimas po 7 eurus ir vaikam ir saugusim beveik ta pati kaina. Kokia mažytė atrodo. Kol kas čia dar nesimato, bet šiaip sumažėjo iš tikrųjų. Atrodo labai mažytė. Atrodo mažesnis. Jeigu kartais ateini ir nesupranti, ką čia reikia daryti, tai va, yra instrukcijos. Obuolius renkam. Nu, parenkam obuolius. Gerai, čia neįdomu, einam kitur. Išlaikysime mane? Tai galėtų būti mano sugar mama būt. Išlaikytų mūsų visas kelionės, apmokėtų. Jaučiu ne vienas jau bučiavo ją. Patinka tau čia? Labai. Ne, šiaip normaliai vieta. Keista šeštadienis, bet nėra dar žmonių tiek daug. Tas ramus šeštadienio rytas. Pasideginot? Ne, per kamerą nesimato, reikia fotografuoti visą laiką. Per nuotraukas kitaip vis laik žiūrėsi kažkodėl. Pas mane sušnekas po vakar, reikia biškį penuką pagerti. Pristabdyk jau, pasakyk, kad nepiltų jau daugiau užtenkama. Brangioji, aš sumažinau vaikus. Kokia tu paaugus biškutuka, na? Kas čia, pradėjai penuką gerti? O tu ko neaugi? Va taip Sabonis jaučiasi jaučiu, kai į Aziją atvažiuoja. Nemušk manęs, aš buvau blogas. Nukreisiu toj, nukreisiu, laikyk. Gyvatienas, aš bijau gyvačių. Nukreisim tą laikau. Negaliu laikyti daugiau. O kažko saldaus turim prie arbatytės? Ne? Iš Kinijos atvažiavau 2 mėnesius, keliavau jūriniam konteinerį. Tai baisu buvo. Tu viską nupirksiu, tu tik būk mano. Nepavydė Reda? O dabar? Biški karšta daras jau. Nu, kas dabar gaidys, ha? Jojam! Kažkoks keistas jausmas ant gaidžio joti. Kažkaip netaip nuskambėjo, man atrodo. Ne filmavimam čia skirta. Visą laiką yra parašyta, kurioje vietoje sustoti. Kaip teisingai padaryti nuotrauką, kaip teisingai sėdėti ant gaidžio, ant viščiuko. O, netgi taip galima pasirodo. Aš tą pasvetimus vyrus pažiūrinėsiu. Ką tu čia tokia žiūrinėjai? Tai čia nėra ką žiūrėti. O, kaip gerai, jau 2 valandas kentėjau. Ir palengvėjo iš karto. Einam čia, karšta. Tu eik pirma, aš bijau. Eik pirma. Benai, plaukiam į Nidą. Laikykis. Dabar sulėtintai. Nu ir viskas. Tokia trumpa ekskursija. Vaikui tai niekiek neįdomu buvo, jai burbuliukai štai įdomiau. Įdomiausia, kad nieks netikrino nei bilietų, nieko. Nusipirkai per skanerį,
gavai bilietą, einant į dėžutį ir eini. Niekada nei vieno darbuotojo nemačiau, kad kas tikrintų apskritai kažkas čia vaikščiotų. Bet kas realiai čia gali ateiti ir užeiti tą muziejų. Nagliai šulė tiesiogiai iš Seulo. Eik, tu sakai, orai pasikeitė. Vakar 20 laipsnių buvo saulėta. Dabar kažkoks kosminio uraganas užėjo. Čia turbūt tas iš Pekino, kur vėjas dabar labai siaučia pas juos. Man atrodo, biški Korėja irgi užkabins, nes naktį tai vėjas daužė langus. Dabar ėjom tokiais gūsiais, užėjom, kad net įkvėpti orą sunku. Čia šiukšlės skraido visas. Vyram, mačiau, kepurės nupusdinėjo, pas tai laikosi už galvų. Eik, tu šiks, koks orelis. Dar šlapdriba iškrito, ta prasme, pusę metų nematėm sniego ir bam, prieš paskutinę dieną, prieš grįžtant į Lietuvą, tokie orai. Šiandien 8 laipsniai, rytoj 9 ir mes kitą dieną tik įskrendom, vėl 22-25. Nu kaip taip? Kaip taip gali orai keistis? Ta prasme, ką tik šiukšlės visas skraidė, šakelės lūžinėjo, 10 minučių praėjo, saulė jau lenda, viskas jau nurimo. Pastoja ir Japonija, ir Korėja, taip orai šokinėja, vieną dieną 22, kitą dieną 8 laipsniai gali būti. Wow! O mes grįžome į viešbutį, nes su orais Seule žiauriai nesiseka, tai atviestas, tai vėl saulė išlenda, tai kruša prasideda, kaip šiandien pavyzdžiui. Visiškai neplanuotai kruša užėjo. Tai vėjas didžiulis, per kurį net neįmanoma būti lauke. Tai nuvažiavome į didžiulį prekybcentrį ir prisipirkome visko lauktuvėm. Pirkome viską iš eilės, kas atrodo skaniai ir neįprastai, ko įprastai Lietuvoje nesurasite. Tai man labai patiko šitas, labai skaniai atrodo desertas. Likti su mačia ir labai daug pas jos desertų su mačia. Labai daug prekių, kurie apskritai turi akcijas 1+1 arba 2 perki 3 nemokamai, tai čia irgi 1+1 už 2 maišelius tokių šokoladinių saldainių, 3,20 € kažkur tai. Čia žmona tokių prisėmė, brownie, keksiukai su mačia. Labai pamėga mačia žmogus. Čia vaikučiam saldainiukai, visiškai neaišku, kad čia perkam, bet atrodo neblogai, su želė kažkas tai susiję. Beveik 4 eurus kainavo, neišpigiuoju. Čia taip pat kukurūziukai kažkokie tai vaikiški. Patys ragavom neblogi. Taip, toliau sukame būgną ir mes ištraukėme samagoną. Juokauju. Turbūt sakė kažkas tokio, bet tik tais korėjietiškas. Bandėm verstis, su vertimu dažnai nesigauna. Bet kažkas su oboliais, 17 laipsnių, tai tikrai ne samagonas. Taip, dar vienas skanusis gėrimas. Čia jau giminaičiam bus. Kas toliau pas mus eina. Tai vytinta jautiena. Nežinau, ant kiek skani, bet kiek Azijų teko ragauti, nelabai buvo skonis, bet Korėjoje garsėja savo jautiną, tai dedam didelės viltis. Toliau. Tai šia tyrelės vaikiška, šia dabar mes paragausim. Visokie guminukai, ar saldainiai, ar kramtomai, tikrai neaišku. Bet atrodo neblogai vaikam padovanot. Judam toliau, vėl saldainiukai, mango skonio. Labai pakuotės pas jos gražios, labai vilioja. Tai ko ryškesnė, to atrodo skaniau ir vis laik nori spirkti. Gerai, vėl toliau judam. Kaip čia šitas čia pateko? Ne, juokauju. Čia šiandien bus utilizuota. Kiek keliaujam po Aziją, niekur nėra tokių baisių draudimų kaip Lietuvoje. Visur yra akcijos alui, visam alkoholiui. Ir kuo daugiau, ir tuo bus dar pigiau. Čia dar akcija 50%, kur jūs matėte alų 50% nuolaido. Lietuvoje gyvenime to nepamatysi jau turbūt. Dar turim skanių saldainiukų su zero sugar. Tas keistas jausmas valgyti saldainius be cukraus. Taip, išbandysim dar šitos saldainiukus. Iš kvapo tiesiog paėmė, labai kvepėjo arbūzais. Plius dar metaliniai dėžutei, labai įdomi atrodo. Man atrodo, gera dovana. Suvenyras atvežti iš Pietų Korėjos. Ir dabar įdomiausia jau, dar parodysim biškį vytintos jautienos. Kartais tos pakuotės taip atrodo lyg tai saldainiai ten viduje būtų. Jeigu nebūtų nupiešta mėsa, tai net nesuprasim, kad čia jautina. O čia jau moterų tema. Tony Moly firmos veido kaukytės. Nerealiai pigios. Nesakysiu, kiek kainavo, kad neerzinti jūsų. Bet pasakysiu, kad kainavo ne 1, ne 2 ir ne 3 kartus pigiau negu parduodamos Lietuvoje. Taip, kad kiek žmona nežiūrėjo, kiek parduotuvų neaplankėm, nesvarbu kokia firma, labai daug kur būna akcijos. Ypatingai, kai perki 10 vienetų, būna dažna akcija, kad 10 dar gauni dovanų. Ir didžiulis pasirinkimas. Kaina šiaip tai tokios pačios korėjietiškų kaukių kaip ir Japonijai. Japonijai irgi daugumo kaukių būna korėjietiškos, bet kainos beveik nesiskyrė.
Ir dar mums priklauso, kai visą laiką susigrąžinimas PVM, parodai pasą, bet gaila, kad pas jas PVM labai mažas, tik 10%, tai nelabai jaučiama nuolaida. Kas liečia grožio prekes, tai Korėjai čia pasirinkimas yra daug didesnis negu Lietuvoje ir kainas yra daug žemesnis, taip kad jeigu planavote į Korėją atvažiuoti, apsipirkti, tai pasimkite dar vieną tuščią lagaminą. Pas mus lauktųjų tiek pripirkta, kad trūksta mums dabar bagažo. Laimė šiandien apsipirkę ant 60 eurų, gauna iš parduotuvės dovanų va tokią tašę, tai kurią jau panaudosime rytoj skrydžiui. Susidėsime raubus, o tą susikrausime lagaminus. Taip pat esame išbandę visokių vietinių čipsų. Šiaip vietiniai korietiški čipsai labai neskanus, bet Pringlesų, pavyzdžiui, pas jos pasirinkimas yra daug didesnis negu pas mus Europai. Čia su saldžiais svogūnėliais, vienintelis turbūt skanus. Čia korietiška jau mėsa, nelabai buvo. O pats bjauriausias buvo šitas su sviestu ir karamelė. Tai skonis grinai kaip popkorno buvo, bet labai neskanus. O vat kas nerealiai, tai pas jos dabar yra braškių sezonas prasidėjęs balandžio mėnesį ir vynuogių, tai nerealiai skanios braškės. Kainuoja apie 3-4 eurus už kilogramą ir skonis tai toks, kad čia turbūt vienas skaniausių braškių gyvenime. O skonis toksai pats, kaip pas močiutę valgytum be jokių chemijų ir panašiai. Tikrai neprimena tas braškės lenkiškas, kurios kartais netgi be gyvybės atrodo tiesiog be skonės. Bet kas nustebino Korėjui, kad čia beveik niekada neduoda čekio. Tik pačiuose didžiausiose supermarketuose duoda, bet nei 7-Eleven, nei kitose smulkiuose parduotuvėlėse niekada negausi. Reikia prašyti ir jie kartais net nesupranta, ko prašai. Pietų Korėjai, technologijų valstybė. Išlindau į naktinį Seulą panaktinėti, kadangi šiandien yra paskutinė mūsų naktis Azijai, rytoj skrendame namo, tai sugalvojau pasidaryti savo mažą ekskursiją, nuvažiuosiu prie vieno garsiausių Seulo tiltų, nuo kurio vakare turi prasidėti fontanų šou. O kol keliaujame iki tilto, papasakosiu trumpą istoriją, kokiu naktiniu nuotykiu buvau savo lygioje vietoj pasidaręs prieš 2 dienas Seule. Tai susitikau su vienu lietuvių keliautoju, kurį galbūt jūs jau žinote, taip pat turi YouTube kanalą, vadinasi Pasaka negyvenims, tai galite irgi jį pasiekti. Susitikom, pagėrėm biškį bare, 1 valandą nakties įsiskyrėm ir viskas, atrodo, vakarėlis bus baigtas. Bet ne, mano telefonas turėjo kitokių planų ir prieš įsikraudamas pasakė, kad vakarėlis dar tik prasideda. Tai kol buvo 1% telefono, spėjau užbėgti navigaciją. Žiūrėjau, kad randuosi kažkur 8 km nuo savo viešbučio, tai žiūriu, kad kažkur tiesia reikia eiti visą laiką, tai pabandžiau įsiminti maršrutą ir viskas, telefonas įsikrauna. Ir klaidžiu aš taip 2-3 valandas, kol galiausiai surandu parduotuvę, kuri dirba visą parą. Ir apsidžiaugiu, nes kasininkas, matau, turi irgi iPhone'ą, kol gal turi pakrovėją, padėjo krauti, pasikalbam su juo. Praeina 10 minučių, pasirodė telefonas nekiek nepasikrovė, nekrauna kažkodėl. Jo krauna, mano nekrauna. Man šitie čiūdai visą laiką būna tik tais, kai išgeriu. Tapsime blaiviam, niekada tokių nesąmonių nebūna. Ir viskas, vėl į trasą, einam vėl po miestą klaidžioti. Ir vėl aš valandą klaidžiu po miestą, kol galiausiai nesurandu vieno korėjiečio, kuris sugebėjo man padėti. Nors pradžioje sakau, tiesiog pasakyk man, kur mano viešbutis randasi, kokiai pusė, aš tiesiog eisiu tą pusę ir vėl klausinėsiu žmonių. Ta prasme, jo navigacija vėl neranda. Ne tai, kad Google Maps neveikia, bet korėjietiškas irgi. Žemėlapis neranda, kur mano viešbutis. Štaip ir nesupratau, kas ne taip su tai Korėjos, tai žemėlapiais, tai galiausiai mes einam su juo dviese jau tada po miestą ir ieškam parduotuvės vėl, kuri dirba visą parą. Galiausiai randam ir jis man ten nuperka powerbanką. Net pinigų neėmė, nors sakau, turiu tų pinigų, galiu susimokėti, bet ne. Padovanoju powerbanką, tai dabar turiu prisiminimą iš Pietų Korėjos. Atsivešiu powerbanką kaip suvenyrą. Tai va tokie vat nuotykiai lygioje vietoj. Išėjau 1 nakties iš baro. O viešbutį atsidūriau tik tais po 4 valandų nuo išėjimo iš baro. Tai kai įjungiau jau telefoną, kai pakroviau, tai pastebėjau, kad nuėjau virš 6 km. Labai gerai šiaip tai ėjau pagal navigaciją. O paskui jau davažiavau su autobusu. Tai va, toks prisiminimas iš naktinio Seulo. O štai pagaliau ir priėjome prie to tilto garsiojo. Einam iš arčiau, pažiūrėsim, kaip atrodo vaizdas. Šiaip nustebino, bet turistų iš vis nėra, tvarsmi ir vietinių nėra. Ar jas taip išgąsdino tas šaltis? Aš galvoju, čia šimtai žmonių bus, bet ne. Visgi sekmadienis, prieš darbo dienas, daro savo. Užėjau po tiltu. Čia yra 2 dalys tilto, yra apačioj ir viršuj mašinas važinėja, bet tik tais apačioj galima vaikščioti. Aš labai tikiuosi, kad copyrighto pas mane nebus, nes labai garsiai muzika groja. Prieš tai daina pasibaigė, net įsigandau, kad daugiau nebus šou. Nes tai yra paskutinis šou sekmadienį. Sekantis bus tik tais pirmadienį, nuo 6 vakaro lygtais prasideda. Tai kiek pamatysim, tiek pamatysim. Ir tai yra ilgiausias pasaulyje tiltas, nuo kurio purškiami fontanai. 140 metrų.
Šiaip realiai labai stebina, kad tiek mažai žmonių. Aš galvojau, čia bus kaip Dubajui kažkas panašaus, čia tūkstančiai turistų susirinks, bet ne. Jau atsižiūrėjo žmonės matyt. Arba jiem tai neįspūdinga, man tai patinka. Šiaip dauguma žmonių tenais liko, aikštelė yra padaryta. Bet čia kai kurios mašinos netgi sustoja, kaip į pasimatymą atvažiuoja. Iš geriausių vietų žiūri fontanus. Ir net svarbu, kad čia eismas stabdo. Eik tu savo, gražu tai gražu, bet tai rankos ledinės jau tiesiog. 5 laipsnių čia po tiltų toks vėjas žvarbus, nerealiai šalta. Dabar suprantu, kodėl žmonių čia nėra. Tokie va čia įdomus eksponatai. Iš čia galim pažiūrėti į visą tiltą. Biškį priartinsiu. O toks vaizdas į kilometro ilgio tiltą. Kad ir kaip šalta, bet nesigaliu, kad atvažiavau. Tuo labiau paskutinė naktis. Reikėjo atiduoti paskutinės jėgas, kad turėt prisiminimų iš šitos kelionės. Jums patinka? Pakomentuokit, ar jums gražu. Tai tiek naktinio Seulo, tikiuosi jums patiko, reportažo pabaiga. Kad jūs žinotumėm, kiek Pietų Korėjų kavinių daug, ant kiekvieno kampo, ta prasme, ne po vieną, ne po dvi. Važiavome į savo pamiltą kavinę, Idea Coffee, čia kavinė. Coffee 9, šitam pastate kavinė. Coffee Express, 7-Eleven, ne kavinė, bet visą laiką galime ten nusipirkti. Kavinė, ta prasme, 7 kavinės vien tik tais 20 metrų plotė. Normaliai. Starbuckso tik trūksta iki pilno komplekto, bet jisai čia už 300 metrų. Ta prasme, Starbucksus irgi galima surasti kas porą 100 metrų. Ta prasme, belenkiek kavinių. Kur tik neisi. Mes anksčiau galvom, kad Vietname daug kavinių, bet ne. Korėjoje irgi ne ką mažiau. Toksai gražus pasivaikščiojimo takas. O, ir paukštis koks gražus atskrido. Ir svarbiausia, kad jis uždarytas. Dėl to, kad dabar lyja. Normaliai. Yra nusileidimo takai, bet vartai uždaryti, negalima nueiti čia. Bet dėl ko? Tarpsme, upelis bėga 0,5 metro gilio, kad paslysi normaliai. Pas mus, kad į nerį įkrisi, tai nieko tokio. Toks gražus pasivaikščiojimo takas padarytas ir negalima pasivaikščioti. Kaip suprasti? Ir nesiseka mums paskutinę dieną Korėjoje. Mes esame Seulo oro uoste, o tai reiškia tik vieną. Mūsų 6 mėnesių kelionė po Aziją oficialiai baigėsi. Net liūdna darosi. Aplankėme Singapūrą, Malaiziją, Tailandą, Kambodžą, Vietnamą, Honkongą, Filipinus, Japoniją ir Pietų Korėją. Taip kad ačiū visiems, kas žiūrėjote, kas komentavote, kas palaikėte ir susitiksime, kada susitiksime. Iki.